Pasižiūrėkime, kas laukia mergelės gruodžio mėnesį. Mergelės gruodžio mėnuo. Taip, meška. Pavojus ypatingai piniginiuose reikaluose. Gal mergelės nori išlaidauti prieš šventes. Kengūra. Reikalingas planas į priekį, nestabilus laikas. Gerai, žiūrim, apie ką čia yra mergelėm. Kodėl mergelės mato šitą žinutę. Kas čia per dalykai dedasi. Taip, dvi taurės, stiprybė, pakabintasis, skeptrų karalius, vežimas, skeptrų tūzas, 9 kalavijai. Kaip ir esate susibalansavę ir daug patyrę, bet jaučiatės truputį pastrigę dėl kito žmogaus veiksmų ir bijote, kad tas žmogus stabdys jūsų judėjimą į priekį. Ar tokia baimė mergeliai yra pagrįsta? Patarimas būtų nesikoncentruoti į konfliktišką energiją, tiesiog džiaugtis gyvenimu. Džiaugtis gyvenimu ir daryti tai, kas jums kelia džiaugsmą. Kas smagu, šventinis laikotarpis, gruodžio mėnuo, tai žodžiu, nuoroda yra tiesiog nesikoncentruoti į baimės, į nerimą ir į dalykus, kurie nėra smagus. Kodėl yra meška? Kodėl mergelės mato mešką? Kodėl mergelės mato mešką? Yra žmogus, kuris nepatenkintas, kad jūs gerai stovite ir džiaugiatės gyvenimu. Tai nori padaryti kažkokių problemų, praeities žmogus, su kuriuo santykiai buvo toksiški ir kurį jūs atstūmėte. Jisai nori pakeisti jūsų stabilią situaciją ir jūsų laimės būseną į tokią, kad kentėtumėt. Negalvoja jisai, kad jūs esate vertas tiek daug, kiek jūs turite.
Ir tegul negalvoja, čia, taip sakant, ne jūsų problema dėl to, kodėl mergelės mato kengūrą, kad nestabilus laikas. Ar čia šitas žmogus ketina kenkti kažkaip? Bokštas gali bandyti jūs atakuoti ir išgriauti jūsų tą stabilumo bokštą, kirsti į nugarą. Ir nori matyti jūs kenčiančius. Paskutinysis teismas. Nori jūsų nesėkmės, bet tas išryškės. Turėkite atsarginį planą. Santykiuose su praeities žmogum, jeigu turite kažkokių teisinių reikalų su juo, tai arba apskritai stenkitės, jeigu esate su žmogum, kuris, tarkim, vaiką turite, stenkitės kažkaip atsiriboti nuo jo. Būti kuo labiau nepriklausomi ir turėti stabilų pagrindą po savo kojom, kad kitas žmogus neištrauktų pamatą iš po kojų. Nes tas žmogus yra neatsakingas ir nenorisi jūsų sėkmės, stabilumo. Turite būti aukščiau už tą žmogų, vienu žingsniu toliau, nesidalinkite savo planais ir galvokite apie ateitį ir tą reikia daryti greitai, nes, žodžiu, čia nėra kada laukti, jisai jūs atakos, nes buvo ir bokštas, ir 8 kertai rodo judėjimą į priekį, kad turite imtis tam tikrų veiksmų, savo turtą apsaugoti, savo stabilumą, savo nepriklausomybę apsaugoti, kad kitas žmogus nesugriautų jūsų gyvenimo, jūsų materialinės padėties ir nesugriautų to, ką jūs pasiekėte iki šiol, tiek dvasiškai, tiek materialiai. Ir, žodžiu, būkit atsargus su praeities žmogum. Nenoriu labai smarkiai gilintis į nesmagius dalykus, tiesiog yra šioks toks perspėjimas, atsarga bėdos nedaro ir prisiėmėm atsakomybę už save ir rūpinamės savimi visaip kaip. Tai sėkmingo gruodžio ir iki.